Labą dieną, statyk ir mąstyk parodys štai kokią klaidą padariau, išsivedinėdamas lietų nuo stogo. Na, kadangi, kai išsivedinėjau, nežinojau, kokiam aukštyje bus lietaus kanalizacija, net nenutuokiau realiai, nes nesu drenažininkas. Ir jeigu būčiau žinojęs, kad jinai taip giliai, tai aš tikrai būčiau tą vamzdį leidęs. Dabar čia man realiai per trinkelę vos tik tais. Čia taip užpučiau, galvojau, bus gerai, bet paskui dar kartą pergalvojau, galvojau, reikia pjauti ir vesti po pamatų. Nu, bus ramiau, nes vis tiek žemė iššąla žiemą. Nuo stogo laša kažkiek. Tai kad nebūtų užšalimo, o jeigu užšaltų šitie vamzdžiai, nu tai pas mane stogė pasidarytų baseinas. O jeigu stogė pasidarytų baseinas, tiek kubų vandens, tai net neįsivaizduoju, kas gali nutikti. Kažkokias avarinės gal įlajas reikės pasidaryti. Bet čia ateičiai. Dabar kol kas darysiu šitas. Perjungsiu. Tai va, ir šitą visos 3 įlajas, žodžiu. Lietaus nubėgimo, ne įlajas čia. Lietaus nubėgimo būtent sistema padaryta per aukštai paviršiaus būsimo. Ir čia reikia perdarinėti ir truputėlį detalių, truputėlį kantrybės ir manau, kad greitai pasidarysiu. Aišku, turbūt užtruks koks pusdienis, nes dar reikės detalių. Tai tiek apie lietaus nuvedimo klaidas. Tai principe lietaus nuvedimas turėtų atrodyti panašiai, kaip dabar yra čia padaryta. O ne taip, kaip prieš tai atrodė. Taip galima sakyti, iš kokios nors raidės negražiau. Štai ir kitas lietaus nuvedimas, kurio išvis jau beveik nebesimato, išvis po pamatų. Po pamatų palindo ir dar trečią parodysiu. Trečias lietaus nuvedimas irgi taip atrodo. Po pamatų palindęs. Taigi čia dar skylė vesis kalnas, gofrų į lauką, vartams ir visokioms kitokioms nesąmonėms. Paskui padarysiu video irgi, ką įsivedžiau į lauką. Nes kažkaip YouTube'ai nieko neradau apie tai lietuvių kalba, rusų ten tingėjau ieškoti žiūrėti, nes anglų irgi nelabai ieškojau. Tai principe kažką sugalvosiu, tai įsivesiu pasitaręs dar su 10 meistrų draugų pažįstamų. Iki.